Sveiki, gyvi. Visus pavasariu. Šiandien su bičiuliu ragų paieškoti. Pasitikrinti senas vieteles. Bičiulis kažką užmatė. Keliauja ant šlaito, o aš pumpuoju palei mišką. Žiūrėsim, atrodo žmonės ėja, bet senai ėja. Geras ženklas, jeigu čia kažkas pakrito, tai turėtų būti mūsų. Taip sakant, einam, bandom, ieškom. Kaip mėnulė atrodo. Iš toli užmatė, nesimatė su žiūronais gerai. Kampu kažkaip kryvai stovi. Ar ten šaka kokia? Ar kokia stirna papjauta? Kažkokie nusivylimo paspardymai. Matosi iš miško elnėja. Tie pėdsakai tokie aptirpę. Sunku suprasti, kas šėja. Visą laiką gali įspirus pažiūrėti. Ir matosi, kad ėjo panelės. O mums reikia bernelių. Gal tarp panelių buvo ir bernelių. Tai pamiškiai vaikštom. Kiek išgulėta. Kiek šerių. Amba čia mačiau labai rimtų spirų. Bet įdomu. Ar dar su ragais? Ar jau bus parinkę kas nors? Bet labai rimtų. Eik tu savo. Reik bandyti čia pavaikščioti, gal čia kažkur įkritę bus. Judam. Blemba miške kokia dar graži ir gili žeima. Čia kritavietę užėjau, sniego iki kelių. Vos paeiti manoma. Senokai buvo vaikščiota, tai prakaitas upeliai žliaugia. Jeigu atvirai, tai nesitikėjau tiek sniego. Bet nieko. Vakarėja. Laiką leidžiame gerai. Tylu, gražu. Kartais būna klausimų, ar miške yra vilkų. Šiuo atveju atsakymas yra taip. Yra. Matosi kaulas sugriaužtas, šviežia, mėsytė nuvalgyta. Laukuose irgi radom kritusi suvalgytą gyvūniuką. Tai yra, vadinasi. Na, bet ir gerai. Turi gamtoj būti tas balansas, kas reguliuoja, kas pamažina tų kanopinių. Nu jo, miške tai wow. Nežinau, čia 20 km nueitai. Tikras iššūkis. Sniego beveik su botų viršum. Kai kur mažiau, kai kur daugiau. Eglinėlėse pastebėjau, kad visai gerai einasi. Ten kažkaip tai ir prisnigo mažiau ir patirpo geriau. Bet tokiose atvirose vietose tai užuojauta broliai ir sesės, kas eisit į mišką. Nežinau, šitas sniegas dar porą savaičių turbūt tirps. Čia buvom netyčia bandą pakėlę prie laukų. Nevijom, paskui mes jau jos į kitą pusę nusukom. Bet atrodo, kad gyvūnai kažkur palaukė ir laikosi net ir dieną. Tai va, o dabar bandysim tokį eglinėlį užeiti. Tai va, kaip ir minėjau, eglinėlį visai gyvent galima. Savo su botukais ir pumpoj. Taigi vaikštau tokiam eglinėlę. Ir ten kažką tai užmačiau. Dar tiksliai nežinau kas. Taip, iš toli nelabai matosi, bet tikiuosi, kad nebus žmogus. Bet
Čia yra vilkų darba. Ir čia labai šviežiai yra vilkų darba. Jo. Čia turim elnio jauniklį panašu. Nežinau, ar nekatins YouTube'as, bet toks va. Nu, gamta taip pati susitvarkė. Ką padarysi? Yra kaip yra. Gerai, kodėl galvoju, kad čia yra vilkų darbas, nes aš labai didelis biologas, bet turim nugriaužtas galūnes. Taip sakant, kaulus nugriaužtus. Taip daro vilkai, kai sumedžioja ir viską suvalgo. Esu matęs brakonierių, papjautus, nušautus gyvūnus. Ten truputėlį kitaip viskas. Tiesiog išimami viduriai, kumpiai gražiai išpjaustomi ir viskas išmetama. Dažniausiai išmetama taip, kad truputį po didesnį plotą, kad niekam į akis nekliūtų, o prie miško būna tik tais kraujo bala ir viduriai, kaip čia pasakyti. O čia bus vilkai. Tai va, anksčiau vilkai būdavo kitoj miško pusėj, bent kiek esu matęs, o dabar jie įsimetė į šitą miško pusę. Tai va, tokia trumpa paskaitėlė iš miško. O šiaip tai miške sniego atviresniai vietai yra belenkiek. Čia dabar jeigu norėčiau eiti, tai man praeiti iki didelių eglių, tai tikrai nemažai energijos kainuotų. Tai pasirinkau dabar tiesiog po eglynėlius vaikščiot, tai paprasčiau gerokai. Ir būna čia elniai pasilaiko. Nežinau, pakomentuokit, kas tikrai žinot, bet ar gali būt, kad atsiradus vilkams elniai pasitraukė iš šitos, tarkim, miško pusės ar iš šito kvadrato, nes senesnių požymių tai tikrai matau, kad būtų elnių, bet šviežių praktiškai nėra. Tai tokią prielaidą darau, kad galbūt atsiradus vilkam elniai tiesiog pasitraukė. Nu, labai graži ta žiema ir labai gražus tas pavasaris. Bet miške dabar vaikščia, tai dar vargo vakarienė. Neaišku, kaip čia rengtis, nei šiltai, nei šaltai. Nu, bet nereik čia skūstis. Oras tobulas, saulytė šviečia, šilta. Ko daugiau gali norėti? Aišku, ragų rast. Koks gamtos menas. Juoda šakelė traukia saulės šviesą, greičiau šyla ir paskęsta į sniegą. Na ir ko laukiu savo bičiulio, jau tradicija tampanti rubrika iš bokštelio. Sunku iš tikrųjų tam miške vaikščioti, nemažai to sniego. Į mišką tai dar tikrai pavasaris neatėjęs, sniegas kažkaip irgi nelabai tirpsta. Viršui porą centimetrų pašalusio sniego, dedi koja lūžta. Žodžiu, porą šimtų metrų visą nugarą šlapia. Na, o kaip jums šiais metais sekasi ragų ieškoti? Dabar įsijungiau internetus, žiūriu žmonės, kas ir porą rado, kas ir po vieną rado. Vienas mačiau šis įspūdingą radinį rado, tai nežinau, gal 8 šakos, jeigu ne daugiau, tokio senolio. Kaip jums šie metai? Gal dar iš vis nepradėjot, laukiat, gal sniegas nutirps? Parašykit komentaruose, įdomu, padiskutuosim. Įdomu, kur planuojat pradėti ieškoti ragų. Beje, gal kas nors žinot, ar
dabar elniai eina į laukus ar neina, ar daugiau laikosi miške. Gal kai sniegas nutirps pradės lįst labiau laukus. Lauksiu jūsų komentarų.